O kano žali sodai, o kano žali sodai, o kano žali sodai, žali jos varėliai, o kano žali sodai, žali jo varėliai, matelių žali sodai, matelių žali sodai, matelių žali sodai, žali jo varėliai, matelių žali sodai, žali jo varėliai. Šita sodyba įkurta apie 34 metus, taip sakome, kai kaime iš Ulyčios, kuri buvo ten ant kalniuko, kur dabar kryžius yra Panemunė, Grikepelių. Įsivaizduojat, ir ten kėlė į vienkiemius. Aišku, seną trobą ardyti reikėjo. Viena troba buvo, viena dalis buvo pasodinta pastatyta tėvelio broliui, o kita galėjom tik tvartą pasistatyti ir tai ne visas sienas. Ir todėl tvarto dalyje tėvai, seneliai mūsų padarė pirmą pirkę, kur apsigyveno ir tol, kol statė šitą namą, jie gyveno toje nedidelėje pirkelėje, kur dabar mes paskui pakviesim į muziejų ir įkūrėm mūsų sodybos etnografinį muziejuką. Gyveno mūsų tėvelis, neapsiženęs dar vienišas, ir močiutė, kuri paskui buvo išvežta į Sibirą ir Sibire šiuo metu guli, nes Bėloje riečkoje neturėjom dar galimybės parsivežti palaikų, bet atrasta. Tų ekspedicijų metu, 16 metais jo buvo rasta, ištraukė butelį ir parašyta Matelienė Ona. Tai žinom vietą, žinom naujai atstatytą kryžių ir mes vienu žodžiu turim. Taigi sodyba, matot, kad labai plati, labai daug vietos. Erdvi. O kodėl plati? Todėl, kad mūsų tėvų ir mūsų matelių buvo labai plati širdis. Turbūt kiekvienas čia grikepelietis prisiminimuose prisimena, kad kiek čia suvažiuodavo giminės, kad visada būdavo linksmi baliai. Net ir bendruomenės kaimo grikepeliečių prisimenam, dar mes mažus buvom 30 metų jaunimo suvažiavimas. Mašinų čia tiek, žiguliukų dar senoviškų ir visi suvažiuoja ir čia švenčia, nes tokia erdvė, kur daug švenčių. Na, todėl gal mes sesės ir išnaudojam šitą erdvę, darydami, priimdami Rasos šventį folkloro ansamblių, suvažiuoja po 4, po 5 iš visų Lietuvos miestų autobusais dideliais. Toliau pradėjom daryti teminius vakarus. Na va, ir dabar tokia naujas žanras. Pirmą kartą sodyboje turim dailininkus. Tai be galo džiaugiamės, kad jūs inicijavot, kad mūsų su Daivute pakalbėtas toksai pašnekesys gerai darom. Tik tai, kad jau labai tas ruduo. Dar pirmininkas Gediminas sako, dar keliam, kad sakau, nebėra kur kelti. Kaip ir spalis vis labiau. Kalėdų jo keliam, gal dar tolyn, gal čia bus vietos. Labai buvom aktyvi bendruomenė, buvom patys pirmieji sukūrę savo bendruomenę rajone. Vieni iš pirmųjų, bent jau taip jau buvo tokios žinios. Ir buvom tikrai be galo veiklus ir turėjom savo meno vadovę, mokytoją Svedasų mokyklos ir tikrai esam pastatę net 7 spektaklius. Ir tikrai, tik tiek, kad labai gaila neteko jų daug visur išvežti ir parodyti. Tai vad, žodžiu, čia yra mūsų metraštys ant stalo prie meno kūrinių visų, tai jeigu kam įdomu pasižiūrėti, tai tikrai atsispindi nuotraukose labai daug visokių mūsų tų spektaklių ir išvažiavimų visokiausių. Taip. O šiaip tai, turim tikrai keletą žmonių tikrai pakankamai aktyvių ir Egidija mūsų tautodailininkė, jos čia dirbiniukų labai daug visokių, pasižiūrėkit, pasigrožėkit, tikrai labai didžiuojamės turėdami tokį nuostabų žmogų kaime, tikrai auksarankę mūsų. Tai ir tikrai teko ir šitoj sodyboje kaimo bendruomenė ir ne per seniausiai čia
irgi baliavoti. Jo. Čia Romansų vakarė buvom, tikrai, bendradarbiaujam labai glaudžiai, o šiaip tai kaip ir visi gyvenam labai santaikoj, tvarkingai, matot, gatvę mum kokią gražią daro, tiesiog bus stengiamės būti labai geri, tai va, taip ir gyvenam. Tokia mūsų, vat, šiuo metu, tai aišku, ir žmonių sumažėjo, daug išvažiavusių į užsienius ir tiesiog ir mirusių, senyvo amžiaus žmonių yra, jau nebetekom jų, tai vat, mažėjam po truputį. Taip, vaikai palieka namus, išvažiuoja, studijuoja, taip, studijuoja, kas į užsienį, kas lieka. Tai va, tiesiog, aišku, bendruomenė šiek tiek mažėja. Bet tai natūralu. Bet yra jaunimo labai gražu. Tai vat ir saugom jaunimą. Bandom įsitraukti, juos labai padeda tikrai, labai nuostabus vaikai, tai tikrai. Seniūnaičio padėjėjas? Ne. Tik vardai sutinka. Tik vardai vienodi. O mergaitės Seniūnaičio. Albina. Gražinai ir šitiem šauniem grikapeliam čia mums yra atradimas. Tikrai, bet čia, kas ateina, tai yra iš tikra, tas kaimo žmogus, ta bendruomenė nuo seno jos būdavo. Ašgi kilęs irgi iš kaimo, iš Molėtų Akmenių kaimas, tai būdavo tikra bendruomenė, aišku, neformali. Visi susirinkdavo, sunkiai gyvenam, vienas kitiem padėdavo, spręsdavo, vyrai ten nueidavo, kaip sako, pas kaimynus, tenai kažką ten daro, pareina namo večerijų, pavalga. Tai dalaiksiu, sakant, truputį dar reikalų yra. Bet svarbiausia tai buvo kas? Nuomonė, ką žmonės pasakys. Turbūt tai ir dora prilaikė, ir gyvenimo būdas, ir tos tradicijos turėjo tvirtą pagrindą. O šiandien jūs išlaikote, aš jaučiu, tos dalykus. Mieste jau truputį yra kitaip, jau sunkiau yra. Mes Panemunė, ten toks pusiau kaimas mūsų, irgi su istorinės šaknys tenai. Bendruomenė mūsų irgi nuo 2000 metų neformali, nuo 2003 įsiforminom. Ten tokių šaunių, puikių žmonių, Gražina, Daivutė, kiti. Ir laikomės, ir padarom, ir renginius padarom. Dabartiniu metu jau mūsų Kauno valdžia visų bendruomenių labai nemyli, pinigų neduoda nei euro, bet padarom vis tiek. Renginius sueina tenai Švento Roko, ten kiek apie 3-4 tūkstančių žmonių, to nemažai tenai būna. Tai ir džiaugiamės vienas kitur būnam ir sakau, reikia žiūrėti į gyvenimą optimistiškai, laikytis vienas kito, nepasiduot tiem šių dienų makaronam, kur pastovi šių kampo mums kabina ir turėti savo nuomonę. Tai aš linkiu tikrai grikapeliam, žydėkit, klestėkit, laikykit šitą Dievo duotą Lietuvos kampelį Aukštaitijos, kas man malonu labai. Ačiū, sėkmės jums. Gal dar kartais, gal dar ką nors pridurtų dailininkai? Nieko neturi. Jeigu nieko nenorit, tai dar vieną matelytę nori. Ar gerai matelytė? Nenorit nieko daugiau. Aš nežinau, ar visi matė, ar bendruomeniai teko matyti 2016 metais jinai išleista šita knyga Anykščių kraštotyrininkai. Ir čia yra labai gražiai viskas parašyta apie mūsų Gražiną. Aš paėmiau šitą knygą tik šią vasarą į rankas. 2 metus negalėjau paimti. Ne 2, 4, 16 išleista. 4 metus, atsiprašau. Ir nežinau, kodėl aš nepaėmiau anksčiau, gal labai darbų daug turėdavom visą laiką. Šiemet paėmiau ir tiek apdovanojimų, žinokit, aš tiesiog nežinau, jūs čia pasiskaitysit, nes yra keli lapai. Čia kiek medalių, kiek šitų visokių, aš žinokit, net bloga pasidarė, kad mano sesuo. Aš sakau vyrui, tai kaip mes dabar sėdim taip su treningais prie tokio žmogaus, garbingo, sakau, mes turėtume jau čia su kaklaraiščiais, su kostiumais, nes čia pagal šitus aprašymus pavartysit šitą knygą. Tai čia jau tokių titulų yra, tai kad aš nežinau. Tarp kitko yra ir kita sesė. Ir kukliau čia. Bet yra labai daug medalių, Gražinutė gavus, bet žinok, aš ištrauksiu iš kišenės. Medaliai? Jo, bet žinok, tokio Gražina. Šokoladinis. Ne, čia auksas.
Ką tu, Irena, neišmanai? Vat visokių medalių turėjo. Visokių Gražina turi. Nukabintos ten sienos ir pasieniai. Bet va tokio išaukso neturėjai. Kas čia vyksta? Aš tave myliu, tikrai neturėjau. Ačiū mūsų mielai šeimos. Nu, ir man belieka tik save pristatyti, kad aš kraštotyroj labai seniai, nes dirbdama Kauno Šilo pradinėje mokykloje direktorės pavaduotoja ugdymui, įkūrusi buvau kraštotyrinį muziejų ir labai daug metų rinkom eksponatus, buvo mokykla etnokultūros pakraipos ir dabar dar yra direktorė Birutė Kazlauskienė vadovavo ir mes 13 metų abi etnokultūrą. Tai Birutė. Su visa širdim. Prašau, Birutė, pasakyti nors vieną žodį man. Gerą. Aš labai džiaugiuosi, kad aš nuo atkryčių čia pabūnu. Ir visada didžiuojuosi, kad galėjau kartu pradėti darbus tokius. Tokiu laikotarpiu, kada buvo dar Lietuvai neįprasta tas folkloras ir tas mokymas. Ir mes, va šitą vadovaujant Gražinai, mes sukūrėm tautinę mokyklą, kūrėm. Ir mums labai sekėsi, bet savo darbštumu, savo jautrumu ir tokie, žinot, užsispyrimu mes padarėm tokius didelius darbus ir tikrai aš džiaugiuosi, kad galėjau net 13 metų kartu dirbti. O dabar mes ilsimės jau. Ačiū labai. Ačiū. Tai dabar kviečiu į mano, jūs kartu su sesėm sukurtą naują mažą muziejuką. Didelė patalpa. Patalpa. Bet po vieną nueikim. Toliau ta patalpa yra pereina į mūsų kito Gryčios galą, į stanciją, bet irgi pakviesime, kai bus dainų popietė, pamatysit mūsų istoriją šeimos. O dabar kviečiu į mažytę, ten reikės eiti dalimis. Kai kas jau mačiau ir buvo, bet aš pasistengsiu eksponatus išnešti ir žymesnius, ką mes labai didžiuojamės, kad turi muziejukas. Ir tada mes galėsim pasidžiaugti. Kviečiu į muziejų.